Apie alų pakalbam porą minučių, labai greitai. Ir kaip jo atsikratyti. Labai paprasta. Nekomplikuok situacijos. Laikai labai stipriai pasikeitė. Mūsų žemė, mūsų pasaulis pasikeitė labai stipriai. Žmonės labai stipriai atsibunda ir nebegeria. Kodėl yra tiek daug, žiūrėk, kodėl yra tiek daug nealkoholinio alaus? Kodėl? Jau taip. Mato, kad labai stipriai nebeišperka. Supranti? Tai va, ir čia yra viskas, žmonės atsibunda, labai stipriai atsibunda, labai žmonės pradeda jausti tikras vibracijas, tikras energijas ir nebetitinka energijos, žinai. Žiūrėk, kaip atsikratyti, jeigu tu jau, žinai, jau toks pasiruošęs, jau galvoji, kad jau viskas nebenoriu, žinai, bet kartais užšintas momentas, žinai, kad, gal reikia nueiti į parduotuvę, pasimti čipsų, gal alaus reikia, žinai, išgerti, ką čia pusę butelio, ir paskui vėl 16 butelių dar po to, žinai. Ir jeigu tai yra tas momentas, tas toksai, gal alaus atsigerti, uždraus tą momentą, nes ne tu nori alaus, supranti, ne tu nori. Papasakosiu vėliau, kas ten nori, žinai, užeik į kanalą ir prisiregistruok ir pakalbėsime apie tokius dalykus daugiau. Bet ne tu nori. Paprasčiausiai, jeigu tai toks momentas, žinai, gal dar biški, uždrausk. Sakyk, viskas, ačiū, viso gero, aš to nebenoriu, neržinkis iš mano pasaulio, iš mano erdvės, iš mano kūno. Aš draudžiu būti mano gyvenime. Viskas, taškas. Viso gero. Aš draudžiu. Ir taip garsiai, supyk biški, taip, žinai, garsiai, taip šauk, į mišką išvaryk ar kur, žinai, taip šauk. Ir išgirstis, tu būsi išgirstas ir pradės tau formuotis ir visi pašaliniai dings iš tavo gyvenimo. Tai va, jeigu rezonuoja, užeik, pasimatysim labai greitai. Iki, čiau.